Labas, labas, mano brangios. Aš šiandien ateinu pas jūs su nuostabiamis, spalvotomis, gražiomis vasaros naujienomis. Ir iš tikrųjų, tai žinot, pirmas dalykas, ką noriu pasakyti, gavus atidarius dėžę naujienų, tai grožis. Vat pirma mintis, tai yra labai graži kolekcija, labai graži, labai moteriška, labai tokia, žinote, turi tą estetinį vaizdą, labai gražiai viskas supakuota, gražios dėžutėse, nu viskas fine, taip kaip moteriškai, taip kad jeigu nori pasijausti tikrą moterim, turi turėti kokybišką gerą kosmetiką, gražiai pakuotą ir kai tu atsidarai, tavo tiesiog nuotaika turi kosmetinį pakilti, o neatsidarai ir ten randi jo valėlį, liaudiškai tariant. Tai va, tai žodžiu, ką aš noriu pasakyti. Vieną iš šių palečių aš tikrai kiekvieną iš jūsų rekomenduoju turėti, pasiimti savo, nes tikrai labai gražios spalvos, labai daug to šešėlio pačio, jis labai gerą turi pigmentą ir labai maloniai nuteikia. Tos spalvos, žinote, ypatingai paskui link rudens, link žiemos, kai norėsis tų spalvų vėl grįžti į vasarą, prisiminti tas fainus momentus, akimirkas. Tai va šitos, žinot, paletės, aš sakyčiau, kad yra tobulas priminimas apie tai, kad vasara arba puikiai nuotaika, tokia, žinot, valiukiška ta toksai šiluma, spalvos visą laiką gali būti su mumis kartu ir tikrai moteriai makiažas duoda ne tik tai nuotaiką, bet ir energijos. Tai grįžtu prie naujienų. Ir pirmas dalykas, apie ką noriu papasakoti, apie du produktus, kurie labai gražiai atrodo, iš tikrųjų juodi, dėžutėse truputėlį toliau, tai vyriška linija kolekcija. Nėra daug, tik tai prausiklis ir veido kremas. Prausiklis yra raminantis, jis yra truputėlį matizuojantis, bet netraukia veido odos. Bekvapis, simpuotina, žinote, kaip mūsų moteriški amerikiečiai prausikliai, tai analogas įdėtas yra į vyrišką tutelę. Ir veido kremas su planktono ekstraktu, kuris nuramina odą ir yra resveratrolis. O resveratrolis, tai iš tikrųjų jo pagrindinis darbas yra darbas su laisvaisiais radikalais, kitaip sakant, stabdo mūsų odos senėjimą vyrų. Tai va, mano vyras nekartą yra gavęs komplimentą, kodėl tai gerai atrodo, nesensta, jis visą laiką sako, aš naudoju amerikiai, nes mano vyras, lieka aš esu amerikiai, 14 metai eina, tai tiek naudoja amerikiai. O prieš tai jo buvo kosmetika vanduo ir nivėja, tikrai nepaslaptis, daugelio vyrų yra bet koks kremas arba nieko, kaip sakyti, bet ačiū Dievui, į Lietuvą ateina tas po truputį irgi sąmoningumas ir, kaip sakyti, tiem vyram nėra jau dabar taip jau, kad bet ką užtepti. Daugeliu taip, bet iš tikrųjų, žinot, vyrai irgi turėtų save bent minimaliai prižiūrėti, bent nusiprausti ne su vandeniu, o su veido prausikliu, nes daugelis dirba ir kažkokius tokius odai kenksmingus darbus, kur nusėda daug dulkių, kur kaip sakyti, gauna toksinų dozę nemažą tie mūsų vyrai. Ir antras momentas, aišku, odą reikia drėkinti. Jeigu mes norime iš tos vynuogės ne taip greit tapti razinką, tai drėkinimas yra privalomas visą gyvenimą, visus metus, žiemą papildomai yra maitinimas. Tai tam sukurtas yra fainas kremas. Mielatos mano, pasirūpinkim savo antrom pusėm, savo šeimos vyrais, savo giminės vyrais, nes tikrai produktai yra nuostabus amerikėjai. Tai padovanokim artimiausią progą, o gal ir be progos šitą mažą rinkinuką. Manau, kad tikrai vyrai bus patenkinti ir išmokinkim tos, kurios amerikėjai naudojate normaliai pačios, išmokinkim savo antras pusės, kad reikia tave nusiprausti, kad reikia tave pasitepti po truputį, dirbant, kaip sakant, nešėjo darbas, tai tikrai galima išmokinti. Tai tiek labai truputį vyriška linija, labai nedidelė, labai smagi, labai gražiai atrodo, iš tikrųjų dovaninis variantas, nuostabus, taip kad tikrai rekomenduoju ir rekomenduoju netgi pagalvoti, jau kai kuriuom yra apie šventės pusę metų priekį, kai, žinot, kai nemotas dovanų bumas, kai reikia per mėnesį supirkti visiems dovanas. Tai iš tikrųjų labai faina ruošti šventėms po truputį jau prieš pusmetį. Ir dabar labai fainas laikas. Vasara, atostogos, pagalvokite apie tai. Tai yra vyriška linija. Toliau keliaujame. Toliau, kas yra iš naujienų, tai yra, kaip jau minėjau, fantastiškai pakuotas, labai gražios, toks kaip mano suknutė, labai šiandien pasirinkau šią paletę, su kuria dažysiuosi to jau pat. Veidas yra padėtas įsikrema, mano makiažas, ne? Prieš tai veido sistema, įsikremas, toliau yra balta permatoma pudra, užfiksavau ir nuėmiau riebalotumą. Toliau, ką aš padėjau dar vokų šešėlių bazę, užtepiau ant vokų, tam, kad sukibimas būtų geras, padažiau antakius su antakiu tušu ir pasirašiau šepetukus, viskas, daugiau aš nieko nedėpiau ant veido. Ir mano rankose tai yra paletė, dabar kaip jinai čia vadinasi, palaukite, taip, Inner Fire, vidinė ugnis vadinasi. Tai va, tai iš tikrųjų labai tokios žemiškos gražios spalvos. Aš tai abiejuškai pasidariau ir jeigu jums leidžia galimybę, tikrai rekomenduoju turėti abidvi. Tai čia, kaip sakė šalies pardavimų direktorė, tai yra šešėlių rinkiniai visam gyvenimui. Iš tikrųjų, čia yra pakankamai daug tų šešėlių, labai kokybiški, ribota kolekcija. Ką reiškia ribota? Reiškia, kad tik ribotas kiekis moterų turės šias kolekcijas. Tai yra daroma specialiai, kad būtų išskirtinumas, kad būtų toks VIP. Ir šitos paletės, mano akim žiūrint, tai iš tikrųjų tokios ir bazinės spalvos, ir išeigai spalvos, ir pasipuošimui, ir vakarėliui. Ir tu iš šešių spalvų gali tokį čia padaryti makiažą ant tiek skirtingą, kad kiekvieną kartą bus kitokia. Tai va, tai čia galima, kas neturi šešėlių, tai pats laikas galbūt, arba kas jau turi į pabaigą, tai labai faina yra paletė. Dėl to, kad nereikia su galvos, viskas sudėliota yra. Dar biskotį rekomenduočiau pasiimti papildomai vieną šešėliuką bazinę spalvą, kurios piešiame, kokį juodą pieštuką arba rudą ir turėsite realiai makiažą, nežinau, keliam metam į priekį. Tai va, nu ką, tai šepetėlė yra jau paruošti, laukia savo pasirodymo. Tai bandžiau dažytis vakar truputėlį su pirštais irgi, bet truputėlį tokį auksą metą žiūrėjimą, tai galbūt patogiau būtų su šepetuku. Nu ir pabandysim kažką čia naujo, šiandien, kaip sakyti, pasibandyti. Dabar pirmoji spalva, kurią dėsiu, tai iš tos Inner Fire kolekcijos, va ta šviesiai ruda, ir aš ją pabandysiu užtepti, kadangi suknelė ruda yra, pabandysiu ją kaip bazinę spalvytę padengti realiai visą migdolo voką. Nes aš manau, kad čia, žinote, šita spalva gali būti netgi bazinė darbinė, jeigu ją padengus biskoti visą voką, tai ją įnešus į kampą jau turėsite tokį darbinį labai gražų makiažą.
su tokiu, nežinau, koks šis kitas toksai rudas, toks šviesios kakavos atspalvis. Jau makiažas vien uždėjus šitą spalvą. Pažiūrėk, koks geras pigmentas, kiek nedaug reikia šešėlio ir kaip lengvai tepasi. Ir ką tai reiškia? Reiškia, kad tai bus ilgo grojimo, ilgo naudojimo paletė. Labai faina. Nu, lengvai dengiu. Taip, dabar ką aš toliau galiu padaryti? Šiandien visiškai yra improvizacija, kūryba čia be kažkokių tai super makiažo technikų, bet aš žinau, kad jūs moteris paprastos kaip ir aš ir jums reikia paprastai, žmogiškai ir aiškiai parodyti, dėl to, kad aukštų materijų, tai mes tikrai atsikėlusios 6 ryto, lėkdamos į darbus, veždamos vaikus į mokyklas, darželius, neturim laiko valandos makiažų, sutinkate, savaitgaliui taip arba šventį. Tai va, dabar sekantis spalvytė tai yra va šita šviesia, aš ją labai lengvai pravesiu prie antakių linijos. Toksai, žinot, labai prabangus švytėjimas. Jis tokio turi aukso ir sidabro, tokia, sakyčiau, miksas. Nei tai auksas, nei tai sidabras toks, nu, gal labiau, aišku, į auksą, bet labai dailiai tepasi, labai gražiai, čia galima kaip ir highlighterį panaudoti, netgi jeigu jau uždėjus kelis lašus čia, kelis lašus čia, praratušavus, toks kaip ir highlighteris. Aš jums paskui dėsiu šalia video, kaip sufilmavau ant rankos, susipiešus visas spalvas, kaip atrodo ant baltos šviesios odos, esu pakankamai vis tiek įdegusi šiuo momentu. Dabar ką aš dar galiu padaryti? Aš galiu tiesiog uždėti kažkokio tai blizgalo, tokio kaip akcento visam vokui, galiu paimti blizgutį, uždėti tik tai per viduriuką, galiu uždėti kampui, tai čia galimi įvairios variacijos. Nu, pabandom. Kokį tai čia įmukite šepetuką, kūginį, taip, truputėlį, kad mažiau imtų spalvytės. Na ir, pavyzdžiui, pabandysiu, net nežinau, kaip savo gražiai atrodo. Įdėti į kampą pabandysiu aukso, čia į viduriuką, o čia uždėsim labai švelniai bronzą. Nu ką, imu labai nedaug spalvytės, taip, labai sunku man čia šnekėti ir žiūrėti tą veidrodį pačioj, bet noriu, kad jūs matytumėt nors kažkiek tai. Taip, imu auksinės tos spalvytės ir dedu jos va čia, truputį paryškinsiu kampelį. Na, žodžiu, čia tokia kūrybiška ta paletė, kad čia gali varijuoti daug variantų. Vieną spalvą maišyti dvi, gali tris, gali sluoksniuoti vieną ant kitos, gali kampus padažyti, pablizginti, viduje padaryti matiškai, iš šviesaus į tamsų, ant tamsaus blizgėsi kažkokią tai uždėti. Ir tai bus visoks, gali būti visokie tokie variantai, kaip ir darbinį užskaityti galim, ir vakarinį čia drąsiai padaryti. Labai daug variacijų, dėl to per vieną kartą sunku man papasakoti viską, parodyti, bet rodo kažkokią tai tiesiog makiažą. Ir tokios yra du rudi atspalviai, ne rudi, o tokie, sakyčiau, tas tai yra rudas su tokiu, žinot, žėrėjimu, o čia, sakyčiau, tokia bronza. Tai pabandysiu truputėlį uždėti bronzos, nors tokios, sakyčiau, netipinės spalvas, bet ką reiškia? Reiškia, kad jeigu jau tokias spalvas įdėjo į paletę, reiškia, tas trendas jau pareina ir ant rudens, kaip sakant, Lietuvoje pamatysite vitrinuose panašių atspalvių rūbus, ko gero. Tai visą laiką yra Amerikėje, žinau, jau pasitvirtinus taisyklė jau man virš 10 metų, jeigu Amerikėje išleido ribotą kolekciją ten šešėlių, reiškia, Lietuvoje po 3 metų bus visi rankinukai, batai, aksesuarai, suknelių spalvos, paltų spalvos bus būtent tokių atspalvių. Tai vat 8 atspalviai, viskas aišku, kas laukia mūsų rudenį. Nes Merkiai vadovaujasi mada, tendencija, šių metų visom inovacijom, viskas surenka, nes yra visa komanda, kuri būtent dirba marketingo, kas liečia madą, trendus, nes Merkiai labai žiūri madą, labai seka, kas yra ant bangos. Tai vat aš žinau, kad jeigu jau atėjo, reiškia, jau Amerikoje tai vadinasi atkeliaus ir visur pas mus. Nu ką, dažau kampą, žiūrėkit, su ta bronza, truputėlį nuo galo vedu va į viduriuką, vos. Nu, visai įdomi atrodo, aš jums pasakysiu. Šiandien pirmą kartą žinau, kad dažausi ant akių, nes vakar tai pasibandžiau tiesiog ant rankos viską labai greitai, bet jau labai man neštėjo rankos, kada čia turėsiu tarpą ir galėsiu prisėsti, pasibandyti viską su jumis kartu ir tiesiog pasidalinti įspūdžiais. Labai fainos spalvos. Nu, važiuokit toks, nu, dieninis, galima, jeigu dabar dažiau pravedimą, tai būtų vakarinis makiažas. Prie suknelės čia maždaug dėrinu, bet ir prie įdegio rudo. Visai įdomi atrodo. Uždėsiu tušą ir pažiūrėsime, kokį turėsim rezultatą. Bet prieš dedant tušą, dar noriu labai užsidėti greitai lūpų balzamą. Lūpų balzamai yra 2 atspalvių ir aš kaip pamačiau, aš pradžioj pagalvojau, kad čia yra lūpdažys, nes atidarius yra labai gražus tas toksai bronzinis įpakavimas ir pažiūrėkite, kaip atrodo, kaip grinai, kaip lūpų dažas tas balzamas, bet iš tikrųjų tai yra, žinokit, ne lūpų dažas, tai yra balzamas su tokiu lengvu atspalviu ir čia yra su, migdolų, man atrodo, simoncijų aliejai, eina 2 aliejai, labai deginti, sakant, kelis kartus tepiausi, nu labai fainai, labai. Man abi spalvos, žinokit, patinka, dabar pažiūrėkit, kaip atrodo ant lūpų. Tai pirmoji spalva yra šviesesnė, Coral Blaze. O apačią pabandysiu padaryti su Radiant Pink. Man labiau gal šitą ryškesnė tinka. Ta tai šis tokia permatoma tika, bet atrodo kaip lūpų daras, nu labai gražiai atrodo. Irgi gali būti dovaninis variantas. Dabar susimaišė. Iš esmės tai šita turi truputėlį tokio miško uogų atspalvio, bet tokio vos. Labai puikus variantas, darbinis, sakyčiau, variantas, kai žinot, nėra laiko ten su tom lūpom žaisti, arba vairuoji, arba lėki jau per duris, reikia greit kažką uždėti ant lūpų, greit. Ir kartais norisi, jeigu važiuoji kažkokį darbinį susitikimą, tai tas balzamas toksai, nu, gal ir nieko. Kaip sakant, bet jau su amžiumi norisi truputėlį paryškinti lūpų pigmentą, nes jisai pas daugelį moterų yra išblukęs. Tai va, tai pažiūrėkit, koksai fainas sprendimas, atrodo labai simpatiškai, tikrai labai gražiai pakuota. Jau taip, čia nedovanai kokiai draugiai, žinai, ir gimtadieniai, prie dovanos tokį va, vietoj gėlių pridėti, ar šalia gėlių pridėti toks. Ir žinau, kad daugelis jūsų nemėgstat labai to ryškumo, tų tokių rėkiančių atspalvių, natūralumo daugelis moteris ieško, tai žinokit, puikus variantas, balzaminis toksai su atspalvių dažas, super. Ir labai minkštos lūpos, ką noriu pasakyti, labai malonus pojūtis, tarsi uždėjus tokio nekalto balzamo. Nu va, iš tikrųjų su 2 aliejais tai labai gerai drėkina ir manau prieš rudenį tai yra super produktas. Viena iš šitų
Tai tikrai galite pasimti rudeniui, drąsiai, nors dabar ir vasarą, pavyzdžiui, karštą mano, aš pavaiškiu šiandien ryte ant saulytės, tai jau nori lūpom kažkokio drėkiklio, uždėti kažko tai jau tokio drėgno. Ir kvapas toksai, tai pasakysiu, nesaka, kaip padariau, nu toks tarsi be kvapio, bet truputėlį yra toksai kvapas, bet malonus. Gal net uogų, sakyčiau, kažkas tokio, nu labai fainai. Man žinau, kad į pakaimą tai yra kažkas tokio, tikrai, ir šitie, tokie saldaininiai, tokie būna saldainiai, žinot, persipynusios spalvos, ir šitie lūpų balzamai, pasiimkite dovanom, merginos, tikrai labai, panašiai dabar kainuoja 21 lūpų balzamas su atspalviu, tai pažiūrėkit, mūsų savikaina labai gera kaina, tikrai toks variantas netgi šventėm, į priekį žiūrint, arba rudenį kažkokias, jeigu turite šventės, pamastykite, gal jau apsimoka formuoti tą, kaip aš sakau, dovanų sandėliuką. Iš tokį turiu namuose, žinot, labai fainas darai, kai greit reikia staigiai kažką ir galvoju, kad nesuk savo galvos. Aš visą laiką, jeigu nepasiruošus kažkokiai tai šventį, bet staiga, žinoma, pamiršti kažkokį gimtadienį ar vardadienį ar kažkoks važiuoja kažkur svečius, tai visą laiką turiu gražių maišelių merikiai arba rožinių maišelių, rožinio popieriaus turiu. Ir turiu savo dovanų dėžutę. Ir vyriškų variantų, tokių neutralių. Kas yra neutralios dovanos, tai va, pavyzdžiui, vyrui dušo želė, nežinau, veido prausiklius su veido kremu. Toks visiškai neutralus, bet labai reikalingas kasdienai dalykas. Balzamas lūpų, kūno kremas, kūno kažkoks ant sviestas, nežinau, kokia nors, pavyzdžiui, skista pudra, jeigu moteris žinot, kad naudoja, tušas, lūpų pieštukas, akių pieštukas pravedimas, bet jeigu naudoja, jeigu ne, tai ne. Skaistalas, iš tokių nėra nebrangus merikiai produktai, kuriuos galite sau leisti turėti dovanų skrynelį. Nu ir aišku, 4 skisti skaistalai, kas man labai patinka, aš myliu skaistalus, myliu ir birius, mūsų labai skaistalus tikrai naudoju visada, turbūt nebūna, nu, labai retai, kad neuždėčiau skaistalų, praktiškai kasdien naudoju visada. Tada, kada yra pudra arba kažkoks lengvas dingimas, kaip šiandien, pavyzdžiui, sisienė, tai tikrai labai myliu ir skaistaliukus. Tai pastažau greitai su mūsų ir mano labai mylimų rekomenduojamų dušų blakstienas ir keliausime prie skistų skaistalų. Minutė ir akis rodo visiškai kitaip, kai yra uždės jau tušas, dabar mano galtinį variantą. Ir kas liko iš tikrųjų 4 tie skisti kreminiai skaistalai. Sakoma, kad kuo moteriai daugiau metų, tuo daugiau turi naudoti skistų produktų, tai mes merikiai tą turim. Ir aš, kadangi myliu skaistalus, tai manau, kad tikrai puikiai naudosiu juos. Ir žinote, net 4 spalviai, nežinau, pasižiūrėsim kartu, kaip čia jie atrodo. Tai dabar žiūrėkit, pirmą aš padarysiu kontūravimą su Soft Buff, pažiūrėsim, tai nebuvau pradarius, su jumis kartu pradarysiu. Jie yra va taip kaip sakyt, užsandarinti. Tuoj pradopsim. Kartu. Nu ir žiūrim, ką turim. Pirmas atspalvis, labai, labai gražus atspalvis, jau matau, Soft Buff. Ir tą Soft Buff, pažiūrėsiu aš jį, maždaug šitoj vietelį, galima su pirštais, galima jį, tiesiog, čia toksai švytintis užbaigimas. Oi, koks malonus ant veido. Nu, pažiūrėkit, toksai, netgi galima be šepetuko tiesiog lengvai su pirštu uždėti tą skaistalą. Ir pažiūrėkite, kaip aš pakėliau veidą, truputėlį žandas. Kai yra skaistalas, jis ką daro, duoda iškart akcentą, taip, iškart rodo moteris tokia švytinti, gaivi, prisirpusi kaip uoga. Ir iškart toksai iškart yra, nežinau, kaip jums, man labai tie dalykai matosi. Ir man labai gražu, kai moteris naudoja skaistalus, kai naudoja veido modeliavimą, kai naudoja highlighterius. Tokia švytinti, pasitempus atrodo, ta oda tokia visai kitaip atrodo, tokia barchatinė. Tai ir merikiai produktai tą tokį duoda barchatiškumo efektą tikrai duoda. Ir tokį jaunatviškumą, nepriklausomai kiek moteriai metų. Ir jeigu dar moka pasidažyti, tai iš vis, wow, nerealiai gali pasidaryti. Nu, pažiūrėkit, šešėlė, aš nežinau, matosi, tas auksas, per vidurį rudas, auksinis kamputis ir bronzinis šonas. Ir vientisas spalva, nėra labai stiprių kažkokių perėjimų, tokia tarsi vienas yra iš tų nude rudas tas variantas, bet žiūrėk, kaip gražiai atrodo. Aš nemėgėjau, pavyzdžiui, rudų visokių atspalvių, bet kažkaip įsimylėjau, pamilau. Gerai, aš tą patį padarysiu ir kitoj pusėje, būtų simetriškai. Kaip aš dedu ant rankos, tai jis atrodo va taip, žiūrėkit, visai nerėkiantis, nėra ne kažkoks tamsus, toks labai, sakyčiau, fainas variantas. Tos, kurios nemėgstat spalvų, tai manau labai pamėl šitą skaistalą ir aš lengvai jį susitepu. Dabar toliau žiūrim, ką turim. Man labai domina šitie 2 atspalviai, tai yra Coral Kiss ir Pink Stars. Labai tokie, jie man atrodo delikačiai, nors ir tas Passion Fruit toksai yra miško uogų tamsiausias ir jaučiu, kad labai gražus bus. Taip, prakrikštau, su jums kartu pakuoju, išpakavau, vakar netidarinėjau, nes jau vakar buvau su makiažu, nebenorėjau. Gerai, tai dabar žiūrėkit, pirmas atspalvis, kurį pasibandysiu, tai yra, kuri dabar čia spalva pas mane rankose, kur čia parašyta, Coral Kiss atrodo, va, taip, va, toksai, va, koralas, labai gražus, ir sekantis spalvytė, tai yra Pink Stars. Pink Starsą padėsim, va čia šalia. Taip atrodo Pink Starsas, toks jau tikrai pinkas, toksai, žinot, rūžas, rožinis toksai šviesus, o tas truputėlį yra toksai jau, nežinau man, tas koralinis. Koralo tokia spalva. Ką čia gali priminti, neįsivaizduoju. Tas toksai jau iš barbiškų, baltaodės labai turėtų mėgti tą. Nu gerai, mes pabandysim tuo visu, žinokit, ką čia reiškia man susidėti 4 skaistalus. Nieko tokio čia, žinot, galima. Kaip sakant. Nu va, bandom. Tai dabar, kurią aš bandau spalvytę? Taip, aš bandau, kuri dabar čia? Čia yra taip. Coral Kiss. Nu ir pažiūrėkit, kaip atrodo prie mano makiažo tas Coral Kiss, nežinau, kiek matosi. Faina spalva, gerai. Bandom Pink Starą ant kito žando. Bandysim.
Kito žando, aišku, čia dabar neidealiai, bet nesvarbu, žiūrėkit. Man esmė tai kaip jisai gulsis, bet su šepetėliu. Va, su šepetėliu tai labai nusiėmė iš vis praktiškai neliko. Ne? Dar kartą. Netgi sakyčiau, kad tas man koralkis, tai žinote, netgi ryškesnis negu tas pinkas. Nes, va, nes tas pinkas tai tarsi pradingo kažkur tai. Nors ant rankos tas labiau matosi, tas yra vos matomas, vos. Tai pinkstaras tas vos matosi. O koralkis toksai truputėlį ryškesnis yra. Nu ir žiūrime. Tai jau sakyčiau, tas šviesiausias, tai švelniausias yra tas rudas atspalvis, soft buff. Tai labai toksai delikatus, visiškai, net jeigu nemokat dažyti su skaistalais arba nemylės skistų arba nemylės rudų spalvų, bet norėtum pabandyti, tai variantas tobulas. Nu ir paskutinė spalva, kurią pabandysiu, tai yra passion fruit. Ir passion fruit, nu, vaisių jėga turėtų būti tokia jau normali. Taip, čia ir bus ryškiausias, matosi. Tokia ryški, gera rožinė, bet tokia prisirpusi, mano sodelėje tokios rožės šiuo metu žydė. Įdomu, kaip atrodys ant veido. Nu gerai, bandom čia šalia, jau nebesi. Jau čia ryškumo va. Čia labai fainai, jeigu žinot, uždėjote miško uogų, padarėte lūpas ir norite jau taip pasiriškintos krasikaulius. Tai labai gražiai atrodo šitą spalvytę. Nu, kaip sakant, skonio reikalas. Bet pasirinkimą tai tikrai turite. Bet ant odos labai smagiai tepasi. Ne per skysti, ne kažkokie tai nerebaluoti. Nėra, kad tokie kaip vanduo, bet nėra, kad ir, žinot, kad kažką užtepi jaučiasi, kad kol tepi. Bet ir labai maloniai, kaip kremas susigeria ir tarsi dingsta. Ir duoda labai fainą nuotaiką mūsų veido odai. Nu, aš labai patenkinta vasaros šiomis, nors žinot, kai kas sako, oi, vėl dekoras, bet labai patenkinta iš tikrųjų šiomis naujienomis, nes labai tų spalvų kažkaip man norisi laisvą laiko. Ir čia manau, kad porą atspalvių tikrai galite pasiimti savo skistų, kad turėtumėte ateinantiem visiems metam, nes nemanau, kad šiuo metu taip greit pasirodys dar kažkoks papildymas tokių variantų. Ir labai duočiau be 10 balų mūsų naujienoms, nors tai yra dekoras, bet superiniai lūpų balzamai labai gražiai atrodo, tikrai. Įpakavimas tai toksai kaip saldainis. Labai malonus, labai gražios spalvos, nepaprastai. 4 skaistalų ir, aišku, 2 žavingos šešėlių paletės, kur turėsite makiažą, nežinau, kiek metų į priekį. Aš išgirdau tokį dalyką, tokį faktą, kad nereikia visa kosmetika yra mineralinė. O ką reiškia mineralinė kosmetika? Reiškia, kad neturi galiojimo. Reiškia, kad jeigu galiojimas, aišku, jis yra parašytas ant tų dėžučių, ten visų įpakavimų, bet iš esmės mineralinė kosmetika neturi galiojimo. Bet ES yra reglamentavimas toks, koks yra, ir ten privalomas galiojimas. Todėl jis yra nupieštas, parašytas. Aišku, jeigu praranda, kaip aš sakau, atsiranda kažkokia spalva, kažkoks ten papas, dar kažkas tai metam lauk, bet iš esmės, jeigu jūs tvarkingai sandėliuojat laikot, nepalaikot karštoje mašinoje, nežinau, kažkur tai neperšaldom, neperkaitinam tos kosmetikos, tvarkingai ją turim, tai tikrai nepaprastai ilgai galioja ir labai gerai laikosi. Tai va, tai noriu palinkėti jums nuostabios likusios Liepos, ar jaučiat, jau įpusėję vasarą, įpusėję, nors tą orą gaudom, kaip sakant, bet negalim tik gyvenam Lietuvoje, o mūsų Lietuva yra nuostabi, sutikite. Taip, kad linkiu jums nuostabios nuotaikos, jeigu nuotaikos nėra, pasirūpinkite nuotaiką, susikurkite ją pačios ant savo veido odos ir lauksiu jūsų po šiuo įrašu, kai jau turėsite naujienas ir pavyks jums pasidaryti makiažą, lauksiu jūsų įspūdžių, jūsų pasidalinimų ir jūsų nuotraukų. Ir noriu padėkoti visoms, nežinau, kad čia tikrai to žiūrės, kurios dalyvauja spa savaitėse ir dovanas kai kas jau gavo, kai kas dar negavo, bet laukiu, kad atvažiuos mano siunta ir tikrai gausite, kas šį mėnesį komentavote ir susitiksime kitą mėnesį vėl mūsų standartiškai spa savaitėje su gera nuotaika, gerų ūpų ir dar vasariškai. Taip, kad iki malonaus, lauksiu jūsų komentarų apie mūsų naujienas, kas jums labiausiai patiko. Taip, kad kviečiu įsigyti ir būti gražioms.